O dabar paklausyk, tu paklausyk. Įsivaizduok, kad tau duoda naują visiškai Ferrari ar Lamborghini, pačią geriausią mašiną pasaulyje, kurią tu turi, bet su viena sąlyga. Tai bus vienintelė tavo automobilis, kurį tu turėsi visais metais. Savo gyvenimo metais. Aš net nebejoju, kad tu jo rūpinsies, keisi tepalus, plausi, valysi dulkes ir viską, kad visą gyvenimą tu turėtum automobilį gerai riedantį, su kuriuo galėtum pasididžiuoti, pavežinėti savo, nežinau, meilužę žmoną ar kitas draugės. Kodėl tu to nedarai su savo kūnu? Jisai tau duotas vienas ir vienintelis. Kodėl tu jo nesirūpini? Kodėl tai, ką tu darai su juo, tai yra iš tikrųjų tylomis kenki pats savo. Savo sveikatai, savo ilgamžiškumui. Tu jį kiši, kas papuola, o dar geriau, kad tu neduodi tai, ko jam reikia iš tikrųjų. O ar žinai, ko reikia tavo organizmui? 4, o gal 5 dalykų, kurie padėtų tau išlikti ilgamžiškam, sveikam, stipriam ir tam tikrą prasme laimingam. Nežinai? Parašyk, pasitarsim. Tai yra labai paprasta. Išlikti tikru, sveiku vyru.